Labadiena, sveikinuosi iš Panevėžio Stasys muziejum ir čia mes susirinkome, kad padiskutuotume apie kultūrą regionuose. Šią diskusiją inicijavo Kultūros ministerija kaip savo diskusinių renginių ciklo tarp eilučių, taip pat ir šiuo metu vykstančio kultūros erdvių festivalio dalį. Aš esu žurnalistė Indrė Kaminskaitė ir artimiausią valandą, pusantros turime tikiuosi, turėsime galingą įdomią diskusiją, kurią vykdys šie 6 čia Panevėžyje esantys žmonės ir dabar skubu juos ir pristatyti. Šalia manęs sėdi Visagino kultūros centro vadovas, taip pat Vilniaus Senojo teatro direktorius Audronis Imbrasas, taigi laba diena. Taip pat šalia Audronio sėdi Laurynas Valkiūnas, kuris yra režisierius, Pragiedrulio kūrybiškumo centro Panevėžyje audio video studijos kuratorius. Sveiki, Laurynai. Šalia Lauryno Vilius Vaitiekūnas, Stasys muziejum edukacijų skyriaus vadovas. Vilius taip pat yra susijęs ir su Aleknaičiais, Aleknaičių kultūros edukacijų erdvės įkūrėjas. Labadiena. Labadiena. Taip pat su mumis šiandien bendraus ir šios kultūrinės erdvės vadovė, Stasys muziejum direktorė Vaida Andrijauskaitė. Sveiki, Vaida. Labas rytas. Dar keletas pašnekovų, taigi Jolita Puleikytė, iliustratorė, dar viena Pragiedrulių kūrybiškumo centro atstovė, dailės studijos kuratorė. Sveiki. Sveiki. Ir paskutinysis, bet tikrai neprasčiausias, yra Arvydas Gudas, fotografas, spektaklių scenografas, panevėžiečiams žinomas kaip Juozo Miltinio dramos teatro kolektyvo dalis. Sveiki, Arvydai, ir jums. Sveiki, sveiki. Ir žinoma, taip pat ir panevėžiečių ar miesto svečių bendruomenė, tikiu, taip pat įsijungs į šią mūsų diskusiją. Diskusijos metu galėsite užduoti klausimus, kuriuos aš Facebooko transliacijos žiūrovams mielai perfrazuosiu, tai nebijokite pakelti ranką ir aktyviai dalyvauti mūsų pokalbėje. Įvadinis klausimas galbūt būtų toks. Besiruošdama šiai diskusijai pasiklausiau anykštėnų, kurie neseniai savo kultūros strategijos gaires parengė, jų kultūros taryba atliko didelį darbą ir vienas iš kultūros tarybos anykščiuose narių paminėjo, kad anykščiai turi milžinišką kultūrinį potencialą, jį tai reikia tik išnaudoti. Ir man kilo mintis, o kaip su kitais miestais, su kitom gyvenvietėm, ar apskritai yra gyvenviečių, kurios neturi kultūrinio potencialo ir kas jį apibrėžia. Tai galbūt pradėkime, nežinau, Vilius linksi galvą, tai Viliau nuo jūsų. Aš pats, kadangi dirbu jau 4 metus Pakruojo rajone, turiu vienas iniciatyvą įkūręs, kur kviečiame šiuolaikinio šokio šokėjus, vizualaus meno kūrėjus, progresyviai mąstančius architektus, filosofus. Ir tenais būdami ir atvykę į erdvę, kuri lyg ir kultūrinių gyvenimų niekaip neišsiskyrė, mes pradėjom generuoti turinį, įgyvendinti veiklas ir kurti bendruomenę, kuri jungtų tiek profesionalaus meno lauką, tiek vietos žmonės. Aš galvodamas dabar apie jūsų klausimą, man atrodo, kad tas potencialas, kaip žodis, gana yra pompastiškas, labai gražus, skanus, bet kultūra, kultūrinė produkcinė, kultūros veiklos vis tiek yra kūrimas žmonių. Ir tas potencialas, įvairios temos, sakykime, kurios yra įdomios šiuolaikinės kultūros kūrėjams, įvairūs kontekstai, kurie atidaromi vedami smalsumo, tie gali būti visur. Man atrodo, tai nėra kažkaip pririšta prie vienos konkrečios vietos ir tai gali vykti visur, bet man atrodo, svarbiausia yra tiesiog rasti būdus, kaip kurti jungti tarp regionuose esančios kultūros infrastruktūros, žmonių, kurie tenais yra, ir kurti jų dialogą kartu su žmonėmis, kurie, sakykime, galbūt tenais nėra vietiniai, galbūt tenais atvyksta. Tai čia vienas dalykas, o kitas dalykas, tai man atrodo, regionuose yra savitas, aš aišku, gal daug regionų nepažįstu, bet iš keletą tų, su kuriais dirbu, tai yra vis dėlto
saviti kontekstai, savitas turinys, skirtingos istorijos, galbūt praeitie kūrė kūrėjai, kurie vis dėlto pasiūlo tam tikrą žvilgsnį, kurį paveldi tenais atvykę žmonės ir tenais gyvenantys žmonės. Ir man atrodo, to yra visoje Lietuvoje, tikriausiai nėra regiono, kuris neturėtų savo šviesuolį iš praeities. Ir, man atrodo, ta tradicija kūrybiškai žvelgti aplinką gali būti propaguojama visur. Tai bendrai labai atsakant. Ja. Tai kol kas bendrybė mums pakaks, mes detaliau žinoma per šį laiką irgi nukeliausime į detalesnius klodus. Gal kas nors turėtų papildyti dėl to kultūrinio potencialo. Aleknaičių perspektyvą išgirdome, bet turime labai daug panevėžiečių čia, nenuostabu kodėl, bet tarkim tas pats Stasys muziejum arba Pragiedrulių kūrybiškumo centras. Ką jums atskleidė apie tą Panevėžio kultūrinį potencialą, gal paslėptą kultūrinį potencialą? Tai Panevėžio kultūrinio potencialo ieškojome su komanda, kurdami, aš metus turėjau galimybę kurti projektą, tai yra audiovizualinių menų inkubatorius Panevėžyje, kuris be abejo neapsieitų be šito klausimo, ar Panevėžyje yra potencialas. Šio projekto pavadinimas yra Pragiedrulių kino akademija. Ir būtent jungčių ir ieškojame apie tai, kokia yra miesto istorija ir kultūrinė tarsi mieganti, dar neatsiskleidusi energija ir ką gali padaryti jungtis su kino bendruomenė iš Vilniaus. Tai šiame projekte nuo spalio mėnesio mes padarėm maždaug 70 paskaitų, kai tiesiog dėstytojai ir kino profesionalai atvažiuoja į Panevėžį iš Vilniaus. Ir pagrindinį klausimą ir kėlėm, ar mes galėsim atrasti talentą, kuris galėtų tapti naujos kino bendruomenės arba audiovizualinio meno bendruomenės dalimi Lietuvoje, plačiame kontekste. Tai yra jaunas žmogus nuo 16 iki 29 metų, kuris galbūt būtų nepasirinkęs to kelio dėl mažesnių galimybių. Turit omeny Panevėžio žmogų kažkokį? Būtent Panevėžio žmogų. Tai iš tiesų šitam projekte, kuris vyko kaip inkubatoriaus principas, pradėjom nuo tuščio lapo. Turbūt ir patys dalyviai, kurie jame dalyvavo, jauni kino kūrėjai arba audiovizualinio meno kūrėjai, jie atsisėdo prie tuščio lapo. Aš labai gerai pamenu, kai per vienus pirmų filmavimų tiesiog vienai dalyviui buvo sunku kalbėti su pašnekovu. Sunku kalbėti. Tai yra tarsi būsena, kai tu turi parašyti ir tu turi tuščią lapą ir nežinai nuo ko pradėti. Ir per šitos mėnesius nuo spalio mes iš tiesų turim dabar studiją, kurioje beveik kasdien yra nepasidalinama technika ir nuolat dirba jauni žmonės, kurie drąsiai keliauja į filmavimus, į montažus, režisuoja, dirba kartu su miesto aktoriais ir kuria savo kūrinius, kurie vėliau turės atskirą gyvenimą. Tai šitą klausimą apie potencialą mes galbūt kėlėm su irgi panevėžietė režisierė Aistė Žegulytė. Ir atrodo, kad tą potencialą pavyko atrakinti. Taip, prašau, Vaida, pratęskit. Kai grįžau į Panevėžį ir pradėjau dirbti prie Pragiedrulių, man iš tikrųjų nežinojau, koks Panevėžio potencialas, nežinojau, kiek čia yra jaunų kūrėjų, kiek žmonių, ką pavyks sukurti ir suburti. Ir tiesiog taip pradėjau klausinėti aplinkui, sakau, tai kur tie yra Panevėžio jauni kūrėjai ir gal tokia požiūris buvo, kad nėra tų jaunų kūrėjų ir iš tikrųjų tų jaunų kūrėjų pavyko atrasti labai daug, tų jaunų kūrėjų pavyko atrasti ir ne Panevėžį, kurie
grįžo į Panevėžį dirbti dėl to potencialo. Tai Jolita viena iš tų žmonių, Laurynas vienas iš tų žmonių, Vilius irgi dabar kiek įmanoma daugiau, taip, Arvidas čia visą laiką sukosi, bet tasai iš tikrųjų, kad tai yra toks 12 vienetų potencialą gali atrasti kažkur ir jį importuoti ir tą potencialą tada iš vidaus kelti, arba tada ieškoti tų vietinių resursų ir ta prasme kurti iš tai. Tai čia man atrodo toks 12 dalykas ir tai tas požiūris, sakau, iš pat pradžių buvo toks, kad nėra ir kažką teks iš tikrųjų lipdyti iš daug nežinomųjų iksų ir ar mums pavyks ar ne, nelabai buvo aišku. Bet tas tikėjimas buvo tiek iš savivaldybės, tiek iš kitų žmonių, su kuriais teko dirbti. Tai dabar matom rezultatą iš tikrųjų, kad mums labai didelis resursas to potencialo kūrimui yra panevėžiečiai alumniai, kurie labai nori grįžta, prisideda. Jeigu negrįžta, tai prisideda kažkokiam tai kitokiom formom, kad institucijos projektai gyvuotų. Yra labai tikrai gerų pavyzdžių, kai tos pačios mūsų festivalis Iškrovos, kurie nėra nei vienas gyvenantis Panevėžy, bet kiekvienais metais grįžtantis kurti kažkokį visiškai kitokį formatą, ko Panevėžy nėra. Tai čia to potencialo, man atrodo, apskritai kiekvienas miestas, miestelis turi, tik tai reikia jį atrasti ir sufokusuoti. Tik tai formulės gal gali skirtis kiekvienam miesteliui. Bet aš dar noriu referuoti į tą pradinį klausimą. Jūs minėjot Anykščiai kaip pavyzdys, ar ne? Tai Panevėžys galbūt irgi yra panašus, bet ir nepanašus to pačiu pavyzdžiu, kad pas mus yra iš tikrųjų mieste daug institucijų. Mes turim nemažai biudžetinių institucijų, kurios tam tikrą ilgą laiką galbūt dirbo labai skirtingais keliais strategijom, buvo tokios gal saviizoliuotos. Dabar, man atrodo, prasideda kuris laikas jau, man atrodo, mes bandom kurti tą tokį labai bendradarbiaujančią ir vienijančią bendruomenę ir taip kaip mes šnekam ir kalbam ir dalinamės resursais, tai vieną ypatingai čia galima paminėti iš tikrųjų Pragiedrulių pačią koncepciją, kai organizacijos jau kitos yra ir kaip mes tais resursais dalinamės, bet kalbant apie galbūt miesto strategiją, ar ne, tai mums to truputį gal trūksta, mes patys tą bandom daryti, tai vat, kaip jūs minėjot, Anykščių meno taryba, tai pas mus gal truputį šito trūksta. Reiktų, man atrodo, ties to padirbėti ir visiems kaip miestui susijungus ir sufokusavus tikrai tos meno krypties ir strategijos tikrai reiktų. Tai čia yra ties kuo dirbti ir tai yra potencialas, kurio dar neišnaudojam. Atsispyrėm nuo Anykščių, Aleknaičiai, Panevėžys, dabar išgirskime ir Visagino perspektyvą. Audroni, jūs beveik 4 metus Visagino kultūros centrui vadovaujate ir esate sakęs, minėjęs, kad šios pareigos yra jūsų savotiškas toks socialinis eksperimentas, ką galima padaryti su kultūra regionuose. Tai kokios per 4 metus pasidarytos išvados? Tai trumpai pasakysiu, kad šiaip mano patirtis kaip asmens apima, kaip mentalitetas apima Jonavą, Trakus, dalis giminės yra iš Panevėžio ir dabar yra ir buvo ilgai, taip pat, be abejo, Vilnius, Rokiškio rajonas ir dabar Visaginas, kuris yra specifinis miestas. Tai aš kaip socialinį eksperimentą, aš turiu turbūt pristatyti pirmiausia, kaip aš interpretuoju, kas yra kultūra ir man kultūra yra be to, kad gerai būti kultūringam, kad vaikai gatvėmis nesišlaistytų, tegul eina į kiną, tai man tai yra smegenų, emocijų ir kritinio mąstymo maistas, aš taip vadinu, savo esu atsakęs į klausimą. Bet tada reiškia, kas yra kultūra bendriausia prasme, tai šiais laikais reiškia šių laikų supratimu, tai nėra tik tai knygos, ta pirminė raštingumo fazė reiškia, kur kai statė trobas skaityklas, reiškia kaimuose ir miestuose, mes gyvenam 21 amžiuje, tai iš esmės tai apima visus žanrus, visas sritis kultūros, profesionalių menų, ir muzika, ir teatras, ir knyga, literatūra, ir kinas, ir šokis, ir cirkas ir taip toliau. Ir tai, kad vienas žmogus, tarkim, domisi vien tik tai kinu arba vien tik tai muzika, nereiškia, kad jis turi domėtis visais, o tuo pačiu tai nereiškia, kad muzika yra geresnė už kitus, jeigu jie daugiau domisi. Tai iš esmės aš manau, kad viešoji valdžia ar elitas šalies visuomenės turėtų sudaryti galimybę pasiekti visus žanrus, visą įvairovę, o ne kažkurią atskirą sritį.
Kokie yra paklydimai Lietuvoje? Kadangi visur yra bibliotekos ir muzikos mokyklos, tai kaip apie tai ginčiasi, taigi sakė, taigi muzikos mokyklos yra visur, tai todėl visur pasiekima. Ne, jeigu žmogus nesidomi muzikai, jeigu jam nelemta domėtis muzika, jam lemta domėtis dailė, jis reiškia nepasiekia jokios kultūros, nes muzika jam neįdomu, jis neina į tos koncertus ir neklauso muzikos. Tai, žodžiu, mano koncepcija yra tokia, kad visoje šalies teritorijoje, iš esmės, didžiuosiuose miestuose, savivaldybių centruose turėtų būti pasiekiama visa kultūros įvairovė. Neprivažiuojama automobiliu, pasiekiama, prieinama. Tada jūs Panevėžy gyvendami galite atsakyti savo klausimus, ir aš nešneku apie tai, kad buvo čia pernai ar prieš metus kažkas, kiek per 30 metų pas jūs buvo, įskaitant tarybmetį, tada orkestrų pilnos sudėties, ar jūs esat girdėję, kiek jūs esat matę baleto spektaklių profesionalių, operos, net turit atsakymą, ar jūs pilnavertę gaunat priimą prie kultūros ar ne. Netgi teatras, aiškiai, čia šiek tiek ereziją paskleisiu, kad netgi teatras, tradicinis Miltinio teatras, yra tam tikras, pasauliniai teatro įvairoviai, senas, manau, tai sudaro turbūt 15-20% maksimum, reiškia, tai, ką jis daro, tokia rūšis teatro. Yra daug kitokių žanrų teatro, kurie čia ne tik Lietuvoje, to labiau Panevėžy neprieinami. Tai, žodžiu, aš peršoksiu tai, kad mano išvada po to socialinio eksperimento yra tokia, kad jeigu tu negyveni šiaip 3 didžiuosiuose miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, labiau jų senamiesčiuose, nes Vilnius, pavyzdžiui, Naujoji Vilnia, tai taip pat yra toli nuo Vilniaus, tai iš esmės jūs gyvenate atskirti nuo profesionaliosios, nuo aukšto lygio, nuo tikrosios kultūros. Atsiprašau, jeigu kažką tai įžeidžia, žinau, kad kas užpyksta už tai. Ir tada, reiškia, 2/3 Lietuvos, įskaitant Panevėžį, man Panevėžys, Šiauliai ir šiek tiek Alytus yra kaip antra kategorija, tokia po tų 3 didmiesčių, kuriuose kažkas pasiekiama, šis bei tas pasiekiama. Tai šiaip aš grubiai šnekant sakyčiau, kad 1/3 tik pasiekė kultūra, 2/3 Lietuvos gyvena kultūriniai atskirti. Jeigu norit, pasakysiu grubiau, kas irgi nepatinka daliai, kas išgirsta, tai, kad gyvena žmonės getuose, kultūriniuose getuose. Jeigu pridėsite susisiekimą atskirti, pabandykite iš Mažeikių ar iš Visagino ar iš Pagėgių atvažiuoti į teatrą Vilniuje, tai suprantat, kad yra iššūkis, reiškia, savaitgalio. Ir labai daug painiojimo Lietuvoje šitie dalykai painiojami, reiškia, labai būtų ilga diskusija, bet reiškia, man sako, taip, bet buvo kultūros ministerijos tyrimas apie prieinamumą, kultūros tarybos tyrimai, ir ten yra suplakama, ir to, aš galiu pasakyti, politikų sluoksnis to neatskiria, ir valstybės tarnautojų sluoksnis taip pat, ir elitas Lietuvos to neatskiria. Tai jeigu jūs, reiškia, Ramygaloj dalyvaujat kaimo kapeloj, čia netoli Vadokliuose, tai pagal tuos tyrimus yra tas pats, kaip jūs kasdieną galite vaikščioti operos, teatro, filharmonijos elitinius renginius. Tai jūs atsakykit savo, ar tai tas pats, jeigu tas pats, tai tvarkoji, aš neturiu pretenzijų, bet ar tai tas pats, man ne tas pats. Tai žodžiu, 2/3 Lietuvos gyvena atskirti ir kadangi turim visuotinį rinkimų teisę, tai 2/3 politikų ir 2/3 valdininkų, tai yra 2/3 Lietuvos elito, yra kilę iš ilgametės, įskaitant tarybmetėm, žinos atskirties. Ir galiu pasakyti, kad aš savo atsakiau, tai labai grubus, aišku, trumpi teiginiai, kad aš savo atsakiau, gaila, kad tik šitoje amžiaus, reiškia, gyvenimo fazėje supratau, kuo mes skiriamės nuo estų, ar nuo slovėnų, ar tuo labiau nuo olandų, nuo prancūzų. Tai ten jau seniai tas suprasta ir ten iš tikrųjų tai yra daugmaž pasiekima visoje šalies teritorijoje. Ir čia atsakymas tada, kodėl taip žiūri politikai į kultūrą, ar kažkas netaip vyksta su politika ir taip toliau. Todėl, kad 2/3 visuomenės elito yra kilę iš atskirties ir tam tikrą prasme jie neturi dalies informacijos, kurią gauna gyvenantis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Dar vienas grubus pavyzdys. Kadangi sritis kartais būna greta, kultūra ir švietimas. Įsivaizduokit, kad švietime, nebuvo tarybų valdžios, nieks neįsteigė, reiškia, bibliotekų, neįsteigė mokyklų visoje šalyje. Turim tik Vilniuje, Kaune, lygiavertės mokyklas, tokias pilnavertės, o visų kitur yra liaudės daraktoriai. Ir kaimo mokyklos, iki 1000 išmoko skaičiuoti, kaimynas pamoko biški kalbos, reiškia, rašyti, o paskui, kai vaikai užaugs iki 18 metų, aš žiūrėsiu Vilnių, tada mokysiu chemijos, geografijos ir kalbų. Turbūt įsivaizduojat, kokio lygio būtų tada visuomenė. Bet kažkodėl kultūroje taip viskas tvarkoja. Ir toliau ta sistema yra atstovinėjama, yra atskirtis finansuojama, politika pilnai tai vyksta. Tai, žodžiu, mano požiūris yra toks ir aš manau, kad tai, kas daroma, yra vykdomas nusikaltimas ilgalaikis prieš tautą. Nepolitikuoju čia, aš tikrųjų taip dabar manau, o prie Visagino tai taip galiu tik pasakyti, kad ten yra potencialas kaip ir čia, žodžiu, mano manimu, tie 2/3 turi tą patį potencialą kaip ir tas 1/3, kuris gyvena 3 didmiesčiuose. Lygiai tiek pat talentų pagal proporciją, nes talentai gimsta bet kur. Jie gali gimti kaime, kažkur tai užmiesti ir taip toliau. Tai, žodžiu, potencialas yra visur, mūsų visuomenė tiesiog nesinaudoja 2/3 savo pačios resursų. Jos laiko atskirti, paslėptus, taip nustumtus, uždarytus.
Kadangi Audronis taip jau net ir kreipėsi į čia esančius panevėžiečius ir aš norėčiau kreiptis, gal yra norinčių pasisakyti arba užduoti klausimą. Dar norit apšilti? Gerai, palaukim, dar truputį apšildysim. Tai kitas svarbus aspektas yra tas, kad, na ir čia iš Audronio pasisakymo galima išvelgti tai, kad svarbu ne tik tai, kiek kultūros yra tam tikrame regione, miestelėje ir taip toliau, bet kokia jinai yra. Tai gal kreipsiuosi į tuos du panevėžiečius, kurie dar tyli. Jeigu mes atmestume jūsų turimą turtingą kultūrinę tą infrastruktūrą, tą patį Miltinio teatrą, muzikinį teatrą ir taip toliau, kita kultūra arba atvežtinė kultūra, kokią turi panevėžiečiai arba aplink Panevėžį gyvenantys žmonės, arba jūs asmeniškai tenkintų? Aš galvodama apie Panevėžio kultūrą ir kultūros pasiūlą Panevėžį, turiu pati konfliktą su savim, žodžiu, nes darbas Pragiedruliuose buvo gal pradžia įėjimo į kultūrinį lauką iš vidinės pusės, kaip vyksta būtent kultūra politiškai ir kaip ta kultūra formuojama. Pati kaip menininkė atsidurdavau skirtingame tokiame galbūt bohemiškam lauko formavimasi būtent tos kultūros ir kultūra dažniausiai būna atsirandanti arba iš meninio kažkokio judėjimo, kuris yra nepriklausomas, arba būtent iš kultūros politikos, kuris yra strateginis, planuojamas ir taip toliau. Tai turėjau, kadangi vedu edukacijas Pragiedruliuose dailės, prisimenu pirminę savo ambiciją, žodžiu, dar praktikos neturėjus, kad dabar mano misija padaryti taip, kad visi, kas ateina į dirbtuvės ir visi, kas išeina iš dirbtuvių, įgytų geresnį estetikos supratimą apie meną ir kad aš, žodžiu, pakeisiu taip būtent tą mąstymą ir tą žmogų. Ir po daugelio užsiėmimų aš pati iš savęs pasijuokiau iš to savo mąstymą, nes supratau, kad tai yra ambicija, kurios absoliučiai nereikia, nes aš per praktiką supratau, kad menas, nežinau, kultūrą ir meną reiktų gal skirti, nes kultūra vis tiek yra meno politika, bet meno principas iš esmės jisai turėtų būti skatinti humaniškumą, ir kažkaip tas žmogiškas savybės auginti. Ir paraleliai atsiranda, aišku, ir kritinis mąstymas, ir sąmoningumas to pasekoj. Ir galų gale gavos taip, kad žmonės, kurie išeina, aš jiem nekišu brutaliai to turinio, bet per laisvą formą ir per laisvę ir per praktinius užsiėmimus jie vis tiek jau išeina kitaip nei atėję. Ir tas prijaukinimas prie meno kartais prasideda nuo to, kad praranda žmogus baimę eiti į galeriją. Ir tai yra labai didelis žingsnis, nepaisant to, kad ar čia suprasiu ar nesuprasiu, kaip suprasiu. Ir manau, kad tas toksai tolerancijos aspektas labai svarbus kultūrai, kuris ir yra jisai ir formuoja tą tokią atotrūkį nuo kultūros ir nuo profesionalios kultūros. Ar profesionali kultūra geriau už bet kokią kultūrą? Kartais atsiranda situacijų, kur atrodo, nežinau, nes dėl pasiekiamumo profesionalios kultūros ir kiek jos yra Panevėžy, per pastarąjį laikotarpį ir naujų įstaigų atsidarančių ir parodų, sakyčiau, kad turinio gan turime ir menininkų jų atsiranda, o tas iniciatyvas sukurti, padaryti, kad būtų žmonėm įdomu ir kad tai būtų profesionali kultūra, atviri keliai visi, tikrai. Galima bute parodą atidaryti, nebūtinai reikia galerijos. Tai ar ateis kažkas pasižiūrėti tos parodos? Gali būti, kad ateis draugai pasižiūrėti, bet... Bet sakote, galerija bijo eiti, bet gali būti, nebijotų žmonės eiti. Taip. Bet vis tiek visada kultūra atneša formas, kaip kultūrą pateikti ir jinai visada transformuojanti, nuo muziejaus iki kažkokių netikėtų patalpų ir taip toliau. Arvydai, kokios mintis prisikaupė klausant, ką kiti
turi Kad papasakoti. užmiršau, apie ką jie kalbate. Ne, bet čia visi jau labai ten protingai viską išsakė, kaip turėjo būti, bet pagrindas yra tame, tu gali imti labai globaliai, ten mes norėtume keisti ir panašiai, bet visada yra tas variantas, kad sukamės aplink tam tikrus žmonės, žinai, kai būna kolektyvo vadovas, koks vadovas, taip ir kolektyvas, vadovo nebėra, kolektyvas iškart laks, tada kas nors. Ir, pažiūrėjau, kaip sako, ar čia atvežta, ar užtektų, tada nors tame būdavo, kad, bet čia iš asmeninės savos pusės, žinai, mašinas nevairuoju, su autobusu nuvažiuoju, iš kaimo kilęs, tai toks irgi, bet pats tas žingeidumas iš pačio savęs. Aš nelaukiu, kol man atveš ar parodys dakas, nors aš pats, ieškau ir čia tas elementas, čia iš asmeninės pusės ir tu kaip čia pasakius, nebandai iš karto keisti ir kiek žmonių aplinkui galiu, sakykime, kaip čia pasakius, kaip įkvėpti arba sudominti tuo, ką veikiu, arba kurt kartu, tai tas tik tai kažkaip yra, aš kažkaip labai, labai sudėtinga, galbūt negalvočiau, nes tame užsisėdi sakyk. Nes irgi, kai apie tai šnekama, dažnai būna diskusijų, klausyk, kodėl tu nori grūsti čia rajonam, reiškia tą savo kažkokią šiuolaikinę operą, jiem neįdomu. Tai aš grubiai pasakysiu, kadangi ir matau visokio amžiaus čia sėdinčių žmonės, vyresnė karta, kiek turbūt dauguma pamena, tai prabusdavosi kartą per savaitę, nes nebūdavo anksčiau, reiškia, vandentiekio namuose būdavo pirtis bendrakaime ar kubilas. Dantis irgi valydavo ne kasdieną, mes taip nelabai įsivaizduojam šiais laikais, kad būtų. Tai žinot, jeigu jūs iki 18 metų neįpratot, neišmokot valyti dantų, tai 18 metų vyrai nuvažiavę į Vilnių mokytis, tai matyt alumpras kalaus, nebelabai jau mokėsis iš naujo tų dantų valyti. Tai taip yra ir su kultūra, reiškia, su jos vartojimu, tai kai, reiškia, gauni nuo mažens, kaip ir sakau, švietimas ar kiti įgūdžiai, tai tada atsiranda įgūdis ir vartot kultūrą. Aš dar, reiškia, grįšiu šiek tiek prie potencialo, nes mano pirmas sritis pirminė yra baletas, šokis. Tai aš galiu suklysti kažkiek galbūt dėl vieno ar kito žmogaus, bet tarkim nuo maždaug 50 metų iki dabarties žinomiausi Lietuvos baleto vyrai, šokėjai primarija, ar kaip juos vadintumėt, solistai, jie visi yra ne iš Vilniaus. Henrikas Banys, Vytautas Kudžma, Petras Kirmantas, Jonas Katakinas, Nerijus Juška, jie visi yra stipriai ne iš Vilniaus. Tai gerai, kad buvo politika, važiavo Čiurlionkė, ieškojo, ten kažkaip būdavo, nuvažiuodavo į kažkokius rajonus, ar kažkoks vietinis ten šviesesnis mokytojas parekomendavo. Tai aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kiek dar talentų gyvena, dirba ten traktoristais, ar prasigėrė, ar nusižudė anksčiau laiko, ar teisininkai yra ir kankinasi, ar ten dar kažko tai. Nes jie tiesiog, jeigu tu gyvendamas kažkur net nežinai, kad yra, kažkur Vilniuje kažkokie gėjai išpažįsta baletą, iš kur aš žinau, kas ten vyksta. Tai ta prasme, jūs net nežinot, kad tai yra, kad galbūt tai yra jums skirta. Aš bandau padauginti, multiplikuoti iš to, kiek aš jų žinau. Tai reiškia, kiek yra neišnaudotų talentų, turbūt įvairių sričių, be abejo, ne tik baleto. Iš Visagino aš paminėsiu 3 pavardės, kurios dabar eina topinėse pasaulio scenose arba erdvėse, jūs jums turbūt nieko nesakys. Olga Peritetko, Katerina Tretiakova, Ilja Aksionovas, iš Visagino topiniai dainininkai dabarties, vieni iš topinių visiškai. Jie nieko nesako ir Lietuva jais nesinaudoja, jų nėra, ta prasme, nes vėlgi nėra, jie gimė, išvažiavo, nes čia nėra ką veikti, reiškia ir taip toliau. Tai, žodžiu, potencialas yra, mes jo tiesiog nesinaudojam. Čia kaip nesimokyti, aš galiu būti kažkuo tai, bet nesinaudoju, užsiimu standartiniais dalykais, nes tiesiog neįsivaizduoju, kad galėčiau savo rankom, kojom ir galvą tai daryti. Bet kalbant dar apie tą potencialą, kol neperėjom prie kitų aspektų, pavyzdžiui, tame pačiame Visagine neseniai atsidarė Visagino muziejus, porą savaičių veikia ir neseniai laikinoji to muziejaus vadovė akcentavo, sako, mes turime milžinišką atominį tą paveldą, kurį būtų gerai išnaudoti, bet mes neturim pajėgumų jį išnaudoti. Ir čia tik pavyzdys, užduodant klausimą jums visiems, nes turite daug skirtingų patirčių ir patys inicijavę daug iniciatyvų, tai galite remti savo patirtimi. Kokios pagalbos reikia toms gyvenvietėms, tiems regionams, kad panaudotų tai, ką jie turi. Ir, nes neretai netgi kritiškai yra žiūrima į pagalbą, akcentuojant, kad kažkas čia iš didesnio miesto, iš galios pozicijos, neįsigilinę, aiškina tiem žmonėm su bendruomenė nepabendravę, kaip reikia daryti. Tai kokios pagalbos ir kaip tą pagalbą tuomet reiktų teikti?
Iš tiesų šitas klausimas, atsakydamas, net norėčiau įsiterpti prieš tai buvusią diskusiją ir duoti tokį pavyzdį. Prieš keletą savaičių, darydami kino dirbtuves, mes jas pradėjom nuo prisimindami Arvydo Šliogerio filotopijos idėją. Tai yra žmogaus mąstymo gebėjimas jaučiant santykį su erdve, kurioje tu esi, meilę vietai, kurioje tu esi. Ir man labai rezonavo pasakyta tai, kad labai dažnas reiškinys yra atskirtis, kurią galbūt jaučia tie jauni potencialūs kūrėjai ir to kaip priešingybė veiksmas, tiesiog būdas, pasirinkimas veikti, nueiti į galeriją, pačiam bandyti sužinoti. Bet apie filosofiją nedaug galiu pasakyti, bet galiu daugiau pasakyti apie kiną. Kalbant apie filotopijos idėją, būdą mąstyti, mylint ir turint santykių su savo erdve, tai yra labai labai panašu į filmavimo gestą. Kuriant filmą, tu žiūrėdamas į žmogų arba daiktą, tarsi turi atmesti savo ambiciją, savo asmeninę kartais nuomonę ir tiesiog pasižiūrėti į tai, kas yra prieš tave. Atvirom akim, leisti tam daiktui ar žmogui atsiskleisti įvykiui. Ir būtent, kuriant tokį santykį su aplinka, jeigu tu pažiūrėsi iš tiesų, ką tu matai žiūrėdamas į medį, galbūt tu taip turėsi jėgų pasižiūrėti ir į žmogų, kuris yra prieš tave, neuždėdamas jam savo tam tikrų ar lūkesčių, ar nuoskaudų. Ir būtent va šitas gestas, šitas aktyvaus veikimo gestas, jis kuria tą kultūrą, jis įgalina žmogų regione, kuris galbūt prieš tai būtų jautęs atskirti, kurti. Tai ir šiuo atveju kino šitas matymas, bandymas matyti per kino kamerą ir klausti, ką aš matau prieš kamerą, apie ką šitą istoriją. Iš tiesų ir yra klausimas apie save, ką aš matau savyje, kas aš esu ir kur aš esu. Tai yra tiek nacionalinio, tiek ir regioninio identiteto formavimo būdas. Ar yra norinčių papildyti apie... Kadangi paklausėt, kas galėtų ar kas turėtų, tai šiaip iš mano kalbos turbūt aišku. Aš manau dabar, kad visoje šalyje, schema paprasta, algoritmas. Visuose bent jau savivaldybių centruose, kas yra logiškai pasiekima, paprastai tos, reiškia, koncentriniai ratai atvažiuoti iš kaimų į savivaldybę, yra kažkokia logika, yra tam tikra rajonuose, tai visuose 60 savivaldybių centrų turėtų būti pasiekiama tokiu arba kitokiu ritmingumu visa kultūros ir profesionalių menų įvairovė. Aukščiausio lygio, ne tai, kad ten Vilniuje tegul žiūri Tannhäuserį, mes čia padainuosim vietinis ansamblis, reiškia, ne. Ir galiu pasakyti kitą, reiškia, mitą, kurį sako, skleidžia, ar ten sąmoningai ar ne, kad, tu nesupranti, techniškai neįmanoma. Įmanoma. Ta prasme, yra ne tik Tannhäuseris, ne tik Miegančioji gražuolė balete, yra daug pasauliniam ir baleto ir operos, teatro, literatūros repertuare kūrinių, kurie gali būti ir mažesni. Nebūtina statyti su didelėm dekoracijom, kurias reikia ten 2 dienas rinkti. Ta daro, į tą yra išsprendę šalis ir Norvegija, ir Švedija, ir Prancūzija, ir Olandija, ta prasme, yra techniškai, žodžiu, turi būti pasiekiamumas, galima susitart kas kiek laiko, ten, tarkim, aš savo sakau, kartą į mėnesį. Čia diskusijos, ar kartą į mėnesį, ar kartą į savaitę, ar kartą į 3 mėnesius, bet visi žanrai, visi topiniai dalykai, taip kaip visuose miestuose jūs galite perskaityti Hamletą pasiėmęs iš bibliotekos, ar, nežinau, kažką iš rašytojų, ar paklausyti Čaikovskį, ar Šnitkę, ar dar kažką, ar Bachą, tai lygiai taip pat visa kultūros įvairovė turi būti prieinama bent jau pradžiai. Aš toliau nenoriu eiti, reiškia, nes kiekvienam rajone dar didesni miesteliai, bent jau taip kaip ir bibliotekos prieinamas, ačiū tarybų valdžiai, reiškia, kad pastatymų bibliotekų tinklo, tai taip turėtų būti prieinama visuose 60 miestų. Ir tai nėra milijardai, iš esmės, bent jau reiškia politiškai priversti valstybinės institucijas kultūros to užsiimti tikrai įmanoma, bet tam reikia radikaliai tai suvokti, kad taip yra, tai pripažinti
Ir tada tai spręsti ir iš tikrųjų per užduotis institucijų vadovų įmanoma. O jeigu tu žinot, čia aš nenoriu įžeidinėti, bet taip grubiai schemas paišau, jeigu tu sergi, alkoholį vartoji, reiškia, to nepripažįsti, tu savo nepripažinęs niekada neišgysi. Turi savo pasakyti, taip yra, tada tu per kažkiek laiko galbūt pasieksi. Tai jeigu mes žinome, čia tokia fasadinė kultūra, mes čia turim vietinį ansamblį, jūs nesuprantat, jis čia atitinka, mums nereikia jūsų ten tų elitų, mums reikia čia to vietinio ansamblio, tai nieko nebus. Tai ir yra atsakymas, mano atsakymas. Aš gal dar perfrazuojant, man, kaip aš suprantu, ką jūs sakot, tai kad tai jau žala padaryta yra. Ir ta žala jau yra padaryta didžiulė ir žmonės, kurie galbūt dalyje regionų priima sprendimus, jie jau nesupranta, koks galėtų būti poveikis atsivežti arba pas save produsuoti kultūrą, kuri būtų įdomi ne tik jiems, bet ir šalia esantiems regionams, rajonams ar didiesiems miestams. Ir man atrodo, šitoje vietoje vizijos ir pritrūksta, kadangi žmonės galbūt jau tenais gyvenantis nebesupranta, koks galėtų būti svarba kokybiškos kultūros pas juos regione, kokybiškas turiuomenė, kaip ir sakau, kad būtų įdomi ne tik jiems, bet ir aplinkiniams. Tai čia, man atrodo, mes ir susidėrėm. Aš turėjau dabar visai neseniai pokalbį su vienu politiku regiono, su kuriuo mes kalbėdami apie jo paties ambicijas, ką jis norėtų tame regione matyti, tai jisai minėjo labai skambius meno lauke įvaizdžius ir kažkokį kultūrinį, socialinį kapitalą, kurį sukuria būtent, tarkim, didžiuliai renginiai, tarkim, bienalės pavadinimas, kad norėtų pas save bienalės kažkokios, bet tai yra tiesiog tik tai įvaizdžiai, kuriuos žmonės nori tapatinti savo erdvę, bet tai nebūtinai pažada kažkokią geresnę, kokybiškesnę kultūrą. Tai lygiai taip pat ir su institucijom. Tu gali pastatyti gerą instituciją, didžiulę instituciją, bet jeigu nėra jo palaikančios infrastruktūros ir vizijos, tai jinai gali, ten, sakykime, po 50 metų ir būti nebeaktuali. Tai man atrodo, jo. Atsakymas, Romas Česas. Atsakymas. Kažkodėl per 30 metų, tai važinėkite Dirgevičių Varšuvą žiūrėti, ta prasme, kuo blogai. Vilniui bus ŠMC, kas 10 metų reiškia paroda. Tai ko jūs čia nepatenkinti? Tai nuvažiuosite Vilnių, pasižiūrėsit. Jūs pamatysit, kaip Panevėžy pakeis šitą instituciją. Ir yra dar vienas irgi, kad čia dar visokių biurokratinių dalykų, nes Lietuvos politikų sluoksnis elitas nesugeba spręsti steigdamas naujas institucijas. Būtinai reikia kažką prie kažko. Prie garso kino teatro padarykim ten salėj, bus ten kartais Eidrigevičius ką nors parodys. Ne, reikalinga visiškai nauja šių laikų, ne tarybų valdžios įsteigta infrastruktūra, ne kitos sisteminės, nebūtinai ideologiškai. Tiesiog mūsų laikų ideologiškai visiškai kitaip įsteigtas dalykas. Ir jūs jau dabar matot, turbūt jaučiat panevėžiečių efektą. Ir aš manau, kad tai jis tik gilės, ta prasme, ir labai aiškiai, visiškai mano manimų proveržis, net dar nepasidomėjau iki galo, kas čia toliau bus daroma, bet, ta prasme, aš matau visą potencialą. Tai įsivaizduokit, kad, o jeigu būtų tas pats su muzika, tas pats su cirku, tas pats su kinu, daroma tas, ta prasme, tas pats su šokiu, su teatru ir taip toliau. Tai kiek jūs dalykų, bet įsivaizduokit ne tik už metus du į priekį, įsivaizduokit per 50 pastarųjų metų, jeigu jūs tai būtumėt turėję. Apie save galvokit tiesiog. Tai vat ir čia jau atsakymas. tiesiog rankos kyla, nebespėja žmonės pasisakinėti. Vaidai dabar su. Gerai, aš pratęsiu ir paantrinsiu ir Audroniui, ir kitiems kolegoms, kalbant apie tai, ko trūksta. Tai bet kokiu atveju dėl žanrų, tai taip, aš galbūt čia kojinę į savo daržą įkišiu, bet kalbant apie Panevėžį ir Panevėžį, kas Panevėžį vyksta ir vystosi, tai man atrodo labai geras pavyzdys yra muzikinis teatras. Ir man atrodo, kad čia galėtų būti arba auditorija, arba ant šitos pakilos ir muzikinio teatro vadovė, bet jeigu kalbam apie tai, apie tą įvairovę, tai man atrodo muzikinis teatras per paskutinius 2 metus įvedė ir baletą, ko niekada nebuvo, ir operą, ir bendradarbiavo su Miltinio teatru ir tikrai didžiulės nuostabios produkcijos. Tai nėra lengva, nes tikrai yra baimių, nes jeigu mes to prieš tai, arba turėjom galbūt kitokiam formom, mažesnėm formom prieš daug metų, ar ne, kaip priims žiūrovas. Tai mes vėlgi žiūrim, ar ne, ar tie bilietai bus išpirkti, ar kaip priims auditorija, ar čia yra tų visokių klausimų, ar čia Panevėžiui, galbūt ne Panevėžiui, gal Vilniui okei, bet Panevėžiui yra tokių daug klausimų. Tai čia, man atrodo, mums patiems yra tas regioniškumas kartais kiša koją, man atrodo, ir netgi yra įdomus pats šitos diskusijos konceptas, ar ne, kodėl mes
diskutuojam apie regionus, ar ne? Aš, pavyzdžiui, Panevėžio visiškai nematau kaip regiono. Man regionas galbūt yra kas kitas, yra tikrai daug didesnių problemų, iššūkių Panevėžio rajone, su kuo Jolita labai įdomiai iš tikrųjų per kelius projektus dirbo ir dirba, ir ten tikrai yra didžiuliai iššūkiai apie meno kokybę, ar ne, apie meno įvairovę ir prieinamumą, tai visiškai nepalyginti su Panevėžiu, kur čia mes iš esmės palyginus su to turim viską. Bet dar kalbant apie trūkumą, tai yra bet kokiu atveju žmogiškie ištekliai. Tai mums ir galim pasižiūrėti į kelias institucijas Panevėžy, kaip viskas pasikeitė prisitraukus vadovus, kurie yra su išsilavinimis galbūt, kur prieš tai vadovai neturėjo, ar ne, tai yra visiškai kitoks patyrimas, supratimas, galbūt naujosios kartos ir kiti mokslai, ir kitas supratimas, kokie galbūt tos institucijos turi būti, ką jos turi pasiūlyti, bet tai nekalbam vien tik tai apie vadovus, mes kalbam ir apie kuratorius, ar ne, ko mes tikrai Panevėžy turim trūkumą. Ir pačiam Stasio muziejui mums reikės daugiau kuratorių, mums reikia žmogiškųjų išteklių, kurie ir to potencialo, kurie patemptų mūsų viziją. Vizija susidėlioti yra vienas, bet kad... O kaip jūs ketinate padengti kultūros profesionalų trūkumą tuomet? Ar turit viziją, kaip juos čia prisitraukti? Ir ne tik, kad žmonės iš Vilniaus atvažiuotų kartą per savaitę, bet kad iš tiesų apsigyventų Panevėžyje. Taip, tai yra įvairių metodų. Panevėžio savivaldybė iš tikrųjų siūlo įvairiasias paskatinamasis priemonės, kas padeda tiem potencialų turintiems profesionalams pasilikti Panevėžy. Iš tikrųjų su kitais miestais, su kitais miestais yra ta konkurencija, bet man atrodo, kad atlyginimai yra panašus, bet yra tam tikrų kitų priedėlių, man atrodo, kurie tikrai skatina, bet tai vėlgi yra laisvės, man atrodo, galbūt kai duodi atvykusiam darbuotojui didesnę laisvę ir kitos institucijos, ar ne, daugiau kurti, inovuoti ir patiems daug dalykų, nežinau, sukurti, tai man atrodo, čia yra visai atraktyvu, bet mūsų tas išteklis yra iš tikrųjų daug, aš labai dirbu ties to networkinimu, ar ne, kad ieškoti tų žmonių ir kartais tas procesas užtrunka metus, pusantrų, kol galiausiai daini ir tą žmogų prisikalbini, prisišiltina žmogus prie grįžimo į Panevėžį, tai tikrai nėra lengva, visiškai ne, bet ties to reikia dirbti. Labai norėčiau papildyti. Kalbant apie kultūros pasiūlą regionuose, Vaida paminėjo, kad irgi turėjau kažkaip norisi prieiti prie tokio segmento kaip kultūros edukacija, nes galima suteikti kaip produktą, ne, kažkokį kultūrinį reiškinį, įvykį, bet jeigu žiūrintysis ir gavėjas nėra kompetitingas, suprasti, jam gali tai turėti būtent nulinės kažkokios vertės tą niuansą. Ir tam reikalingas tam tikras, sakyčiau, kaip ir paruošimas. Aišku, meno mokyklos ar kažkokios įstaigos gali atlikti tą funkciją, bet dažnu atveju nutinka taip, kad kompetitingų darbuotojų, dirbau, rašiau projektą su jaunimo grupė, būtent Panevėžio rajone, ir vyko kultūros projektas, kuriam supratau, kad reikalingas būtent tikslinės grupės parinkimas ir ištiestinis darbas su ta grupė, nes tik tokiu atveju ir dalyvaudami, ir kalbėdami, reflektuodami gali būtent jaunimo grupė, kadangi dar yra besiformuojanti ta grupė su besiformuojančiu mąstymu, suaugęs žmogus kartais labai jau skiriasi, turi savo tokį konstantišką mąstymą, žodžiu, tai pasiteisino toks dalykas ugdymui kaip ilgalaikis darbas, įtraukiant į profesionalios kultūros lauką būtent tą jaunimo grupę. Vaida, buvau įsiminusi, kad jūs kad jūs su dideliais iššūkiais Panevėžio rajone susidurėte. Tai gal galit praplėsti, kokie tie iššūkiai? Gerai, čia jau bus komiškos situacijos, žodžiu, iš ko galima ir pasijuokti, nes iš tikrųjų suradau ir keletą menininkų, kurie profesionalūs menininkai kūrė kartu su mokiniais ir savo rajono mokyklose, eksponavo kūrinius. Tai viena autorė Eglė Narbutaitė, žodžiu, kuri gan
dekonstruoja tas savo figūras ir žmogus atrodo kaip iš animacinio filmuko labiau nei realistiškas. Ir buvo ten jos surengta paroda ir kalbėjo apie globalinį atšilimą. Tai buvo toksai vienas darbas ir, žodžiu, kad žmogus po dušu prausėsi ir ten pagaliukai ir 2 rankytės. Ir man skambina, sako, mes žinokit, nukabinom tą darbą, nes čia jau provokuoja į kažkokią erotiškumą ir taip toliau. Čia, kad tėvai, žodžiu, gali irgi kažkaip nedingam. Nu, bet ten tikrai buvo, toks... Aš bandžiau priimti tą rimtai ir nesijuokti, nes buvo labai sudėtinga, bet, tokios situacijos jos kažkaip priveda ir prie tokios realybės. Ir daug kas nuo mokyklos bendruomenės priklauso, nuo vadovo, ar nori, ar vis dėlto yra pavargę nuo savo darbo ir tiesiog laukia pensijos, bet toliau turi patemti tą naštą. Tai tokių daug specifinių dalykų, kurie ir bloką uždeda tam profesionaliam kultūros pasiekiamumui. Čia gal norėčiau aš Aleknaičių pavyzdį prisiminti, nes teko Laurino Viliaus pasisakymų girdėti apie steigimą Aleknaičių to centro ir kad labai svarbu buvo perprasti tą užmiesčio teritorijos perspektyvą. Tai kokios patirtis, kokia tai yra užmiesčio teritorijos tuomet perspektyva, konkrečiai Aleknaičių pavyzdys, kokios kultūros reikia Aleknaičiams? Tai Aleknaičiuose gyvena 5 žmonės, tai kokios jiems kultūros reikia, gal tenais ir, nežinau, kaip gal atsakyčiau 5 žmonėms, kokios kultūros reikia, bet, mes aišku neturim kažkokio algoritmo aiškaus, kuris tiktų visiems, bet aš tenais ateidamas, aš turėjau intuiciją, kas galėtų veikti. Tai aš galiu papasakoti trumpai, ką mes darėm ir kas mums suveikė, kas nesuveikė. Tai tarkim, mes atėjom prieš 5 metus tenais, tai pirmi dalykai, kuriuos mes darėm, tai užmezgėm partnerystę su vietos institucijom, būtent su švietimo ir kultūros institucijom, tam, kad mes galėtume savo kuriamą produkciją paversti edukaciniam veiklom. Tai, sakykime, pas mus reziduoja menininkai, jie sukuria kultūros kažkokią produktą. Mes, sakykime, aš turiu šiek tiek patirties su edukacija, sukuriam edukacinės veiklas, kurios būtų aiškintų, sakykime, jų darbus kažkokiu būdu ir mes keliavam po mokyklas. Tai čia mūsų buvo pirmas būdas kurti bendruomenę. Tai mes tokiu būdu susipažinom su vietos institucijom, su vaikais, pradėjom naudotis jų resursais, per vaikus pradėjom susipažinti su jų tėvais. Tėvai pradėjo žinoti, kas tai yra. Tai čia bus, sakykime, vienas dalykas. Kitas dalykas, mes pradėjom kurti vertę regionui per viešuosius ryšius, kurių jau nebegalėjo ignoruoti vietos verslai ir vietos politikai. Jiems pasidarė įdomu, kaip mes čia pritraukiam, sakykime, kažkokį kūrybinį potencialą pas mus. Ir pasidarė interesas pragmatiškas. Tai kaip čia jūs atvažiuoja, tai gal mes galim tada pas jūs atvažiuoti susipažinti su tai žmonėm. Tai tada jau mes pradedam dėrėtis, jie atvažiuoja pas mus, tai, o ką mes gaunam už tai. Ir tos tokios darybos, jos, aišku, čia ne verslo kažkokios darybos, jos vyksta nuolatos. Tada, sakykime, mums buvo labai sunku su viešaisiais ryšiais, būtent regione, pas mus, sakykime, yra renginys, atvažiuoja 100 žmonių iš Vilniaus. Tai čia tas kultūros pasiekiamumas regione, nežinau, kaip iš čia dabar Vilniaus miesto bendruomenė pasiekiamumas regione, čia gal taip tapo. Aš pripažinsiu, kad apie jūsų centrą per Vilnietę sužinojau. Taip, ten buvo. Jo, bet mūsų strategija ir buvo susikurti kažkokį simbolinį kapitalą, būtent dirbant su žmonėmis, kurie yra tarptautinių ir centro, sakykime, Vilniaus miesto mastu žinomi, susikurti įvaizdį, tada mes jį jau pradedam naudoti, kad daugiau pas mus žmonių iš Vilniaus arba iš kitų šalių atvažiuotų ir tada mes jau pradedam regioną integruoti, kad jie pradėtų prisijaukinti mus. Tai dabar mes kaip darom, tai mes supratom, kad vis dėlto vietos influenceriai yra geriausias pasiekiamumo būdas. Kalbėti su žmonėm, kurie turi sekėjų savo. O Aleknaičiai turi influencerių? Ne, mes turim, regionas turi žmonės, kuriuos seka kiti žmonės, tai mes juos pasikviečiam, jiems įdomu, ką mes daro, jie pasiviešina ir tada atvažiuoja pas mus tie žmonės. Bet man tai kažkaip norisi dar šiek tiek sekundę grįžti prie prieš tai buvusios diskusijos, kad sukurti poreikį, sakykime, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos burbuluose dirbantiems kūrėjams norėti važiuoti į užmiestį. Sukurti jiems sąlygas, kad namasis priemonės tam, kad būtų motyvacija ten važiuoti. Čia irgi yra vienas iš iššūkių, kurį nuolatos reikia kultivuoti.
ieškoti būdų atsakyti ir kiekvienas regionas turi tai padaryti, nu, pats, nebus tikriausiai gal kažkokio algoritmo, nebent Audronis turės kažkokį gal pasiūlymą. Tai taip yra klausimas, kad Vilniečiai, kadangi, žodžiu, čia toks ratas, kuris burtas reiškia paprastai kūrėjam, jeigu jie bent kiek stipresni, jiem reikia terpės, aplinkos, ta prasme, kad taip sakant, kad galėtų ten kartą mėnesį nueiti į galeriją, ar ten aš 3 kartus per savaitę einu į teatrą ar panašiai. Ir išvažiavimas į X kodo rajoną reiškia, tai reiškia, tu išvažiuoji iš savo profesinės terpės, tu dekvalifikuojasi per labai greitai. Ne visiems tai tinka, bet daugumai, didžiai daug. Sau, kad ten išvažiavo, gali paišyti, reiškia, visą gyvenimą prikaupęs. Bet... Tai aš pasakysiu taip, aš manau, po 10 metų galėsim, jeigu dar gyvensim su kažko pasiginčyti, kad Stasio muziejus pakeis, nes jis tampa traukos centru ir tarsi jau yra ką veikti Panevėžy daugiau, keičiasi muzikinis teatras ir taip toliau. Tai tam, taip sakant, tai toks paradoksas, kad tai savaime reiškia, nu, neįvyks, nes įtrauka yra į Vilnių Kauną, nes tu tik ten turi tą, nu, arba toliau į Paryžius reiškia. Ir tose šalyse, kur aš miniu, kad jos turi savo politiką, reiškia kultūros sklaidos, pasiekiamumo visur, tai ten ta problema žymiai, nu, mažesnė arba jinai, taip sakant, yra atvirkščias procesas, nes, nu, Paryžiui auginti vaikus ir reiškia vežioti į reikalingą darželį arba būrelį į kitą Paryžiaus galą, žinokit, nu 2,5 valandos, į vieną pusę, 2,5 atgal, jeigu 2 vaikai pridėkit. Tai aš žinau, pažįstu asmeniškai prancūzus, kurie išvažiuoja, aš daugiau per cirkus rytį reiškia, kurie išvažiuoja į būtent regionus, nes baseiną turi tokį patį, orą turi kitą, pasiekiamumą būrelių turi kitą, parduotuvės tos pačios. Bet jis turi kultūrinę tą įvairovę, nu, ne tiek kaip Paryžiui kasdieną, bet aš neku apie apimtį, tam tikrai jis turi tą pjūvį ir X miestelė 600 ar 1000 gyventojų. Tai, žodžiu, čia yra toks tektoninės slinkties klausimas, reiškia iš tikrųjų viešosios politikos irgi sprendimų. Aš pasakysiu dalyką, kur mane dalis kolegų kultūros centrų vadovų reiškia, nu, labai nemėgsta ar nekenčia, jūs išgirstumėt, ką pasakyti apie mane ne visai cenzūriniais žodžiais. Tai, bet yra subtili tema, kad taip paradoksaliai skambės, bet ligšiolinis kultūros centrų tinklas, kuris buvo įsteigtas irgi tarybinės valdžios, kuris buvo įsteigtas taip, kad jam vadovautų vadinamasis dabar nacionalinis, anksčiau Liaudies kultūros centras Vilniuje. Jūs tokios sistemos nerasite niekur išskyrus gal kai kur Rytų Europoje, Kinija, Šiaurės Koreja ir panašiai. Vakarų Europoje tokių dalykų nėra. Vietinė savivaldybė turi kultūros centrą ir jinai tiesiogiai reiškia su juo dirba. Tai šitas tinklas taip sukonstruotas ir taip veikia, labai daug dalykų, biurokratinio ataskaitų ir toliau, kai jis iš esmės priešinasi, jis sako, jūs mums neveškit, net ir Vilniui ne visi eina į tos jūsų teatrus. Va mes turim savo liaudės kultūrą, va čia mūsų tos bienalės, molio, čia žiedžiam reiškia, liaudės tos šokius šokam. Ir tas tinklas iš esmės reiškia sukonstruotas taip, kad jis priešinasi. Ir tai vėlgi tai yra valstybės politika, yra valstybinė institucija, reiškia, tai iš esmės valstybė finansuoja mano teiginys yra ne tik, kad yra 30-40 metų, reiškia, yra finansuojama, atskirtis yra gilinama. Aš nenoriu toliau eiti, nes gali būti supraskite, aš nemanau, kad visi turi mėgti šiuolaikinius, jeigu jūs mėgstat liaudės, viskas tvarkoja, liaudės muziką, liaudės dainas, bet aš neku, kad viešoji politika privalo užtikrinti pasiekiamumą, bent jau tol, kol tu iki 18 metų moki, taip kaip gyveni, vystaisi, taip kaip mokykloje, gauni ir chemiją, ar geografiją, ar tu tapsi geografu ar ne, gal tu tapsi padavėjų, reiškia, arba maksimui įsidėsi kaso visą gyvenimą. Bet tu mokykloje gauni ir kalbas, piešimą, viską gauni. Tai tas pats turėtų būti su kultūra. Ir kai to nėra, ir kai tai dar finansuojama valstybė daro, nesakau, kad sąmoningai, nors turiu savų kai kurių įžvalgų, reiškia, tai na, žmogui, šiaip X gyvena žmogus Aleknaičiuose ar nesvarbu kažkur tai kaime, reiškia, 6 gyventojai ar 100 gyventojų, iš kur jis gali žinoti apie tą įvairovę, kaip jis gali suvokti, kad galbūt jam tai buvo skirta, jam tai įdomu ir taip toliau. Jis tiesiog, nu, kažkur yra internete, reikia žinoti adresus, dabar kompiuteriu gali pasiekti, bet tai reikia žinoti. Tai, žodžiu, tai iš tikrųjų arba įvyks kažkada pokytis, nu, atsiras kaip su švietimu kažkada įsteigė, arba bibliotekomis tarybų valdžia, reiškia, aš ironizuoju, suprantat, tai arba tai atsitiks kažkada, arba mes gyvensim ir toliau, kad trečdalis važiuos kosminiu greičiu į NATO ir taip toliau, bet išvažinės iš Lietuvos, o 2/3 toliau, na, taip pat.
O Vilniečiai įkurs, tarp kitko, ką paminėjai, nes aš nenoriu dabar kitų minėti gerų iniciatyvų, kurios irgi taip veikia. Vilniečiai pasidaro savo, reiškia, Vilniečiai ir Kauniečiai išvažiuoja 100 km, įsteigia ten rezidencijų kažką. Ir faina, Vilniečiai važinėja, įdomu, savaitgaliais išvažiuoju, ten ežeras greta, žinot, faina. Vietinių tai neliečia, vietiniai nebent žolę aplinkui papjauna, reiškia, ar ten padažo, kai reikia paremontuoti. Ir tai nepramušamas dalykas, nes tą vietinį mentalitetą saugo tas kultūros centrų tinklas ir tų būrelių, kurie turi būti nuolat, jie užpildo visą tą turinį. Galiu? Labai į temą. Grįžtu prie to paties irgi projekto, kurį Jolita vykdė. Man tiesiog buvo labai įdomios išvados, kas iš to projekto atsitiko, kas labai sutinka su ką Audronis sako. Iš tikrųjų, mes galvodami apie tai, kad yra Panevėžio regione įvairūs miestai ir miesteliai galbūt arba kaimeliai, kurie vieni ten turi kažkokius tai padalinius kultūros centrų, ar ne, kur irgi yra labai stipriai kuruojama, koks ten yra prieinamumas to meno, o mes galvodami apie tai, kad mes esam Stasys muziejum Panevėžy ir mums yra svarbu ugdyti savo auditoriją ne tik regione, bet galvojant apie regioną dabar, ar ne, nes mes apie tai diskutuojam. Ir mes pamatėm per Jolitos projektą iš tikrųjų, kad dalyvavimo mene kompetencijos yra, kalbant apie šiuolaikinį meną, ar ne, tai yra labai prastos. Ta prasme, pirmiausia, kai buvo atlikta apklausa, ar ne, kaip apskritai jaunimas mokykloje, devintokai berods, ar ne? 9-12 klasių, ar ne, kaip jie apskritai supranta kultūrą, projekto pabaigoje ir projekto pradžioje ir projekto pabaigoje buvo tas kardinalus šiftas iš tikrųjų, nes Jolita dirbo labai su jaunimu, ne tik atveždama įvairius labai įdomus menininkus, bet ir įtraukdama į pačius procesus, kaip kuruoti parodą, kaip kurti dizainą, įvairios dirbtuvės patys organizavo tas dirbtuvės, tai tokių patirčių jie neturėjo ir apie tas patirtis nėra galvojama. Ir to labai reikia ir iš tikrųjų, bet tai yra regionuose tam tikra kažkokia apsauga, yra saugojama nuo to, nes tai yra įsteigti tie centriukai, bet man atrodo mes pradam kažkaip tai daugiau galbūt kalbėti su regionu, ar ne, ir galbūt atsiriš daugiau kalbant apie tai ir tas bendradarbiavimas ir studentų, mokinių atsivežimas į muziejų, Panevėžį, mums važiuojant ten. Tai čia tiesiog, yra ta tokia įdomus niuansas regionų. Čia dar buvo norinčių taip pat pasisakyti. Puikus atsakymas. Aš tik gal norėjau paminėti, kad turbūt visiškai sutikčiau su šiuo komentaru Audronio ir kaip gražiai šitam kontekste iš tiesų išsiskiria Panevėžys, į kurį aš atėjęs su savo viziją atradau jau pastatytą labai rimtą pamatą ir priimtus labai teisingus sprendimus, už kuriuos ir Panevėžio savivaldybei, ir muzikiniam teatrui, ir Stasys muziejum aš galiu dėkoti, nes būtent tos situacijos, apie kurią kalba Audronis, Panevėžyje aš jau nebepamačiau. Ir tai suvokiau ne kaip atsitiktinai atsitikusi dalyką, bet metodišką ir labai užsispyrėlišką ir ilgą vizionieriškų žmonių darbą. Tai labai noriu padėkoti kolegom už tai. Gerai, ta proga vėl kreipiuosi į panevėžiečius. Gal atsirado norinčių pasisakyti apie jūsų kultūrinės patirtis čia ar kokiam kitam Lietuvos mieste, regione. Gal turite klausimų? Taip, prašau. Ar galime čia į Panevėžį labą dieną? Prašau. Iš Rietavo? Labai geras kultūros centras, turbo. Bet paradoksas, mes turim šalia Plius. Ir įsivaizduokit, taip kalbėjęs, prašau, iš Vilkinio teatro, ką reiškia vienas žmogus. Važiavo Valentinas su Raimonda ir 10 metų turbūt jau bus Sofijos festivalis įkurtas ir Portugalų Fado, Elektrobanų teatras Vyšniauskas, Rokas Zubovas ir visą mėnesį, ir ten plius minus dar ir daugiau vyksta, ypatingai teatro renginių,
Ačiū Jums, aš tik įgarsinsiu pasisakymą tiems, kas Facebook'e mūsų klausosi ir galbūt negirdėjo, tai buvo paminėtas Kulių kaip teigiamas pavyzdys, kai Valentinas ir Raimonda Masalskiai atvykę į bendruomenę draugė su ją atgaivino kultūrinį gyvenimą per Sofijos festivalį ir įvairius jo renginius. Audroni, kaip supratau, norėjot pasisakyti? Tai aš tik tai, ir ačiū, absoliučiai kaip pavyzdys teisingas ir tik reiškia vienintelis dalykas, kad maždaug, kadangi aš iš dalies ir politikai buvau, tai maždaug čia tas požiūris, tai va, tegul važiuokit, darykit, nereikia investicijų kultūrą, nes milijonierius, reiškia, investavo į Mo muziejų Vilniui, tai tegul ir toliau į sportui statysim stadionus, o kultūrą čia turi tie važiuokit entuziastai, darykit kažką. Tai, tarsi, politikui turėtų atsirasti šitie dalykai, kurie, sukurtų prielaidas ar skatintų, ar verstų, ar kaip norit, žiūrėkit. Tai taip, tai yra geras pavyzdys. Iš tokių, reiškia, susisiekė su mano, iš tikrųjų, galiu pasakyti, Visagine eksperimentavau labai įvairiais kampais, nežinau, ar aš į karstą nusinešiu tą patirtį, nes tikrai turiu labai daug įvairių pastebėjimų. Ir tokių smulkių, ir iš tikrųjų per 4 metus ir bandėm daryti ir daugiau populistinius, ir daugiau didelės pavardės, ir netokias didelės. Ir vežėm pirmą kartą iš Visaginą šiuolaikinio šokio užsienio atvežėm, ir lietuvių šiuolaikinio operą arba šokį vežėm. Ir man sakė, tu nieks neis, iš kur. Ir aš žinau, kad kai kuriuose gretimuose rajonuose neteina, reiškia, arba neteina keli žmonės. Tai, be abejo, mes darėm ir edukaciją, kiek įmanoma, ir komunikaciją, kiek tai vietoje įmanoma. Tai įvairūs, tokiais rankdarbiais užsiminėjimai, galima sakyti. Ir man, reiškia, mes greta miesto šventės, kuri labai tradicinė, atkyčinė būdavo kaip ir visur, reiškia, visose miestuose. Mes 4 metus dabar jau darėme, reiškia, Visagino erdvių festivalį, savaitę tokį lydinti įvairių menų. Ir jeigu iš šiuolaikinio šokio grubiai šnekant panašaus formato toj pačioj erdvėj renginį, pirmais metais atėjo, dabar neatsiminsiu, tarkim, 70 gal žmonių, kas jau buvo daug palyginti su, aš dabar nenoriu vardinti kitų, reiškia, rajonų ten gretimų. Tai šiemet tam renginyje buvo apie 200, ne tam, bet, reiškia, šiaip pagal žanrą buvo panašiai irgi ne iš Vilniaus, ne iš Visagino, nieko nesako vietiniam kūrėjam, ten Agnijos Šeiko ar kažkieno pavardės ar Marijaus Pinigio. Tai atėjo 200 žmonių. Tai man tas pasislinkimas srities, kurios nėra, kuri teoriškai buvo neigiama, niekam čia neįdomu, tai, kad reiškia, ne visi tai 200 buvo su bilietais, bet didžioji dalis su bilietais, man yra, poslinkis per 3-4 metus, kad akivaizdu, kad reikia. Tai sakymą, žinai, jiems ten neįdomu, aš manau, visur įdomu. Ir, sakau, su įvairiom temom bandėm, tai mažų ir labai eksperimentinius dalykus, tai 30-40 žmonių, kurie ateina ir jie akis dega, ir jie eina į sekantį spektaklį, kitais metais to nori ir panašiai, tai jie yra kiekviename kaime. Nes visuomenė, aš nemanau, kad jeigu tu gimėjai Kuliuose, tu esi kažkuo mažiau potencialiai, kaip čia reiškia, pilnavertis ar galintis, negu kad tu gimėjai Vilniaus senamiestė. Ne, vienodai. Ir kaip aš minėjau apie tos baleto, reiškia, korifėjus, tai gimsta visur, kaip ir Saboniai gimsta visur, reiškia, Meilutytės ir taip toliau. Tai taip, Kuliai yra puikus atsakymas. Vienas iš atsakymų, kas galėtų būti, tik tiek, kad ne politikos prasme, ne tik tai, tai čia tas pats, kaip žinot, kiekvienas apsiginkit pats. Tanką nusipirkit, kai rusai puls, tai jūs tada nusipirkit kaimas, turėkit entuziastą, kuris čia sukurs vietinį šaulių būrelį. Ne, mes turim bendrą politiką. Tai tas pats turėtų būti kultūros politika, lygiai identiškai. Tai tas, kooperacija, bendradarbiavimas, plungės savivaldybė čia, tai iš tikrųjų jaučiasi, kaip sakyti, ir rezultatas. Sutarė. Taip, pritarė publikoje esantis žmogus. Taip, prašau, dar vienas klausimas. Per tokį aspektą noriu pasakyti, kiek Panevėžyje yra Vilnius. Yra pora institucijų, kurių miestas net pažįsta ir dažnai nepažįsta. Tai yra mūsų Mikalausko menų gimnazija, kuri mes esame nepriklausomis miesto švietimo skyriui, o priklausom švietimo ministerijai. Mes dirbam su tom pačiom programom, kaip ir Čiurlioniukai. Ir dar yra Lietuvos dailininkų sąjungos skyrius. Tai su tais man norėtųsi labai, kad pragiedruliai daugiau bendrauti, nes jie mūsų nemato. Mūsų yra apie 50 dailininkų sąjungos narių. Aš nesutikčiau, nes mes turėjom dailininkų sąjungos pragiedruliuose, ar ne? Vaida, gal pirmiausia reikia pasakyti, su kuo nesutiktumėt, nes tie, kas... Nesutikčiau, kad nematom, ne. Bet žiūrėkit, Panevėžys yra vienas didelis arba vienas mažas burbulas ir
nereikia laukti, kad institucija ateitų pas jūs. Taigi mes kuriam bendradarbiavimo atmosferą, ar ne? Tai yra hubas, kuris yra atviras. Ateiti ir pasiūlyti idėjas. Ar mes turim jums siūlyti idėjas, ar jūs mums turite? Tai čia yra, tai prašau, Jolita. Kadangi esu ir pati Dailininkų sąjungos narė, ne Panevėžio skyriaus, bet Šiaulių, bet... Ne, dėl to, kad Panevėžys sakė, kai vienas žmogus ateina, įstoja į sąjungą, kitas miršta. Tokia tendencija, tai nenoriu kažkaip, kad čia kažkas mirtų. Bet kalbant apie Dailininkų sąjungą ir pragiedrulius, visi žinom apie, kaip ilgai užtrunka procesai iš tikrųjų. Net mažą parodą suorganizuoti užtrunka procesų, reikia visada resursų ir taip toliau. Bet aš pati ir kaip darbuotoja, ir kaip matau, ir kaip centrą, žodžiu, tikrai bendradarbiaujam. Šiais metais buvo Panevėžio pleneras organizuojamas Dailininkų sąjungos Panevėžio skyriaus. Tai pusė pleneristų, net ne pusė, iš tikrųjų 70% pleneristų jie tapė Pragiedruliuose įsikūrė. Bet tai čia buvo miesto inicijuotos Dailininkų sąjungos. Dailininkų sąjungos, taip. Taip, jie patys. Bet, atėjo, pakomunikavo, kad yra toksai poreikis, mes mielai sutikom. Ir tos bendradarbystės yra gražios. Pasidžiaugti būtent Mikalausko mokyklos moksleiviais, kurie studijuodami Pragiedrulių kino akademijos kurse išsiskyrė savo gebėjimais dirbti su garso įrašymo technika ir mąstyti garsiškai, tai yra kurti garso takelį filmui, kurie buvo kuriami visus metus. Tai iš tiesų labai, labai išskirtinė šita mokykla, kurios meno polinkį iškart pastebėjau. Aš dar trumpai. Jo, aš dar tiesiog, man atrodo, čia įdomi diskusija užsivedė ir man atrodo, irgi toks yra galbūt regioniškumo iššūkis, ar ne, kad mes dažnai laukiam, kol mums kažkas pasakys, ką padaryti. Ir man atrodo, čia reikia visiškai mums permastyti savo vidinę kultūrą, taip kaip mes darom, nes viskas ateina iš mūsų vidinės iniciatyvos, iš tikrųjų ir turi ateiti. Nes jeigu mes lauksim, kol politikai, savivaldybė, nežinau, meno taryba pasakys, ką institucija turi daryti, tai čia mes niekur nepajudėsim. O kurdami atvirą pokalbį, mes esam visiškai atviri visiems pasiūlymams. Kaip Pragiedruliai, kaip Stasio muziejus turi galbūt tokį uždaresnį formatą, ar ne, ką mes darom ir kaip mes įsitraukiam su bendruomenėm, nes tik pradžia, bet Pragiedruliai yra, nuo pat pradžių buvo deklaruojama, kad tai yra visiškai atviras centras kūrėjams ateiti ir siūlyti savo formatus ir tuos formatus įgyvendinti, tiek mums tada dirbant su bendruomenė kurti vėlgi įvairius įsitraukimo variantus ir ką. Tai turim studijas, turim labai įdomias bendruomenių įsitraukimo formas ir būdus. Mes nemažai pozityviųjų pavyzdžių, čia taip gal pabirai, bet priminėjome nemažai, kai individuali ar nedidelės bendruomenės iniciatyva atgaivina kultūrinį gyvenimą ir apskritai visos gyvenvietės gyvenimą. Vienas iš tų pavyzdžių galėtų būti ir Varėnoj, dabar jau reikėtų sakyti, vykęs Dzūkų kultūros festivalis Čiulba Ulba. Ir ten Kašėtų bendruomenė dėja dalyjasi tokia skaudesnė patirtimi, kai jau nebeišgali patys savanorystės principų tęsti šios iniciatyvos po 5 metų ir taip pat akcentuoja, kad labai mažėja Varėnoj gyventojų. Ir kalba apie tai, kad pirmiausia reikia kalbėti apie mokyklų tinklą, apie bazinių paslaugų tinklą, apie bendrą susisiekimą ir tik tada kalbėti apie kultūrą. Pirmiausia, reikia paskatinti žmonės atvažiuoti į regioną gyventi, o kultūra šiek tiek vėliau. Kokie būtų jūsų pastebėjimai, kalbant apie tas iniciatyvas, kokios ekosistemos joms reikia ir kokios jaučiate, kad pritrūksta? Na, truputėlį čia skamba irgi kaip spekulacija, aš iškart pasakau, prisipažįstu, bet laikė taip sutapo, kad Visaginas, tai vienas iš, arba pats
labiausiai nukraujavęs arba vienas iš labiausiai kelių nukraujavusių gyventojų skaičiaus prasme miestų, apie 40% nuo to, kai atsiskyrė nuo Tarybų Sąjungos, be abejo, tai atominės energetikos specialistai ir taip toliau, kitakalbiai, bet tai buvo, sumažėję drastiškai. Na tai aš kilnoju savo uodegą, kad čia sutampa su mano tyrimu, reiškia ten dirbti, bet laike tai sutapo, kad Visagine pastaruosius 3 metus skaičius pradėjo augti atgal. Ta prasme, po truputėlį, kas iš Lietuvos miestų yra Vilnius, kuris paskutinę stotelę dalį jaunimo, ir Nida dėl suprantamų priežasčių, Neringa, reiškia. Ir dar kažkoks miestas, bet reiškia keli, jeigu žiūrėsi statistikos departamento, reiškia, informaciją, tai Visagine pradėjo po kelis šimtus priaugti. Ne visai, turbūt ne tik tai, be abejo, mūsų pastangos, bet mes šiek tiek, nes tikrai labai stengiamės tai daryti. Tai čia vienas pastebėjimas, kad taip, ekosistema, ekoterpė, ta prasme, turi būti ir baseinas, ir darželiai, ir ta prasme, kad skaičius nemažėtų, nes žmonės, aš galėčiau irgi erzinu dalį politikų, reiškia, aš galiu parodyti, reiškia, tokius kaip Varėna, net ne Panevėžio, tokius kaip Varėna, ar ten Visaginės tokio didžio miestus Norvegijai ar Olandijai, ir atsiverskit ten kultūros centro, ar kultūros namų, ar kaip vadinti, hausą, reiškia, svetainė, ir pasižiūrėkite, jūs rasite tai, ką aš sakau, kad važiuoja aukščiausio lygio dalykai, ne kažkokie likutiniai, ne haltūros, aukščiausio lygio dalykai. Tai žmonės išvažiavę Braškių rinkti grubiai iš Varėnos, nenori nieko įžeisti, ar iš Rietavo į Norvegijos šiaurę, jiem nereikia važiuoti iki Oslo. Jie tapu nueina 5 ar 10 minučių iki vietinio kultūros centro ir randa topinius Skandinavijos dalykus. Aš tik sureaguosiu, čia irgi nenoriu labai, reiškia, kaltis, bet kadangi paminėjot, reiškia, Dailininkų sąjungą ir personalinės vardus ir taip toliau, tai vėl čia vienas iš tų dalykų, kur nenoriu, nežinau, čia realybės taip toliau, bet tokia savoka kaip personalinės parodos, jinai šiaip žmogui vartojančiam dailę, neturi jokios reikšmės. Tai šiaip kūrybinės sąjungos irgi, šiaip kurių laikų produktas buvo įkurtas tam, kad kontroliuoti kontroliuoti visuomenę, reiškia, per jų leisim personalinės parodas, kai bus gera paroda, duosim šaldytuvui, ten taloną, reiškia, ir žiguliukui. Tai vienas dalykas, taip galiu pasakyti, kad kultūros procesai keičia mąstymą, pilietiškumą, verslininkiškumą, gebėjimą savim pasirūpinti ir panašiai. Aš nesu dailininkas ir negaliu atsakyti už viską, bet parodos gali būti ir veiksmai ne tik tai muziejuose, jie gali būti bet kur. Miestą, kaip daro dalis dailininkų, ta prasme, yra kultūros, yra prekybos centrai, yra ligoninės, ar kas tik norit. Ir tai nėra niekuo žeminančiai labiau negarbinga, negu padaryti miesto muziejui. Ta prasme, tai visaip tai veikia, aš tikrai nesakau, kad jūs turite neiti, tiesiog sakau, kad šiek tiek oponuoju, nes šiaip gyventojų žmogui rasti dailės nebūtinai turi eiti tik į muziejų. Gal miesto, reiškia, pliaže tai ras ir jam bus tai prasmingiau. Tai žodžiu, tie formatai irgi turėtų būti įvairūs, visokie bendradarbiavimo formatai. Ir matyt, svarbiausia, kad vyktų ir ta įvairovė būtų skatinama. Ką pastebėjot, kad iš meno mokyklos atėję mokiniai jau kitaip išsiskiria, nes jie jau gavo impulsą tam tikrą. Aš dar biškį apie parodas, o papildyti noriu kažkaip, kad taip, vietas galima, ten sakot, prekybos centras, ligoninės, dar kažką, bet aš pati asmeniškai susidūriau kaip menininkė, kad būtent galerijose gali būti priimtas pilnai be cenzūros, tavo idėja nebus kvestionuojama, ar jinai keista ar ne, ar čia yra erotikos ar ne, o visos įstaigos, į kurias eini, labai didelis cenzūravimas. Nesu turėjus atveju, kad nebūtų cenzuruojama, nes kalbama, jog ateis mokiniai iki kažkokio amžiaus ir kaip juos paveiks, ateis tėvai kaip juos paveiks, o ten tiesiog meno kūrinys ir tada, nebelabai kaip menininkui norisi eksponuoti. Kalbant dar apie trūkumus Panevėžy, būtinai noriu pabrėžti, kad trūksta Kembridžo. Vienintelis dalykas, kurio trūksta Panevėžy, tai yra nebe galerija, galerijų tikrai užtenka, bet tikrai Kembridžo. Arvydai, ar tikrai, kaip panevėžietis, kokius jūs per savo buvimo čia laiką, gyvenimo čia laiką, Panevėžio virsmus įvykusius dėl kultūrinių institucijų ar dėl kultūrinių iniciatyvų pozityvius virsmus išgyvenote? Na, pavyzdžiui, aš galėčiau klausti ir Pragiedrulių arba Stasys muziejum atstovų, bet jie pernelyg šališki, sakys, mes čia įkurdinome svarbius meno centrus ir kaip pakeitėm gyvenimą. Bet ką jūs jaučiate?
Dar kartą pakartokit, jūs ten labai daug. Su mane dar nors. Kokius teigiamus dalykus? Taip, ką kultūrinės iniciatyvos gero pakeitė miesto atmosferoje, energetikoje, šiaip žmonių gyvenime? Panevėžy. Bet čia visada, žinai, kai būna, tu kai pasakoji tik tai iš asmeninės patirties, žinai, kai būna ten į kitų kūnus ir mąstymus ten tu negali sulysti. Tame, kad aš niekada nebūdavo, kad man kas nors labai kliudydavo galbūt, ką nors veikti, užsimt kažko ten, kur paroda būtų, kokia tematika būtų, ar dar kas nors, ar ne. Tai man erdvės vienokios arba kitokios, žinai, man būdavo svarbiausia visada, su kuo aš dirbsiu, su kuo bendradarbiausiu ir kokie žmonės yra. Nes dažniausiai tu ateini erdvė, tai būna pusiau apgriuvus, nelabai apšviesta, dar kas nors, ar ne. Ir tu padarai, ką tau reikia. Ir tai vizijai taip čia yra, kartais atrodo, žinai, kai būna, kai pradedi, sakykim, visi iš savo pusės, ne, balėt šokį, dar ką nors, tai statyti spektaklį, ar ne? Tai visų pirmiausia, tai būna tu varai maksimumą idėjų, ką tu galėtum, ar ne, sakykim, scenografija, ar ne, ir po to ateina biudžetas. Čia tas atsiranda variantas, ar ne? Bet šiaip tai, aš sakyčiau, aš tai džiaugiuosi tuo, kad aplinkui vis daugiau atsiranda, bet čia vėlgi, ką tu pats ištranslioji, ką tu pats duodi, labai teigiamų ir nuoširdžių žmonių. Žinai, mes kalbam ten apie kultūrą, ten turėtume ten vežtą, parodyti dar ką nors, bet mes patys kaip kūrėjai, mes kuriam tik tai tada, kai esam, sakykime, laimingi, saugus pavalgę, ne, mūsų artimieji irgi lygiai tokie pat. Ir tada tie žmonės, kurie ateina pažiūrėti irgi, jeigu jisai mintyse galvoja, čia mano vaikas ten turi pinigų pavalgys, dar ką nors jis neis ten tą spektaklį žiūrėti, nelabai. Čia, supranti, kultūrą mes kai išiminėjom, kaip nusvant tokį daiktą, kad taip mes padėsim. Alkanas taip paims, ar ne, jeigu nealkanas jis net nekreips dėmesį į tą patiekalą. Tai va lygiai taip pat, žinai, ten numetė ant stalo, jau gražiai apšviesta, dar ką nors pažiūrėkit, o jie persinešę namo, nepersinešę jokio vaizdo arba emocijose, vis tiek galvos, ką jam reikia namuose pasidaryti, ką reikėtų, žinai, padėti galbūt kitiem, tas ta atsiranda, čia jeigu taip nuklystant. O aš šiaip sakau, aš džiaugiuosi tuo iš kultūrinės pusės, žinai, kaip pats malies, tai sakau, tų žmonių užsidegimų akyse, žinai, kaip būna. Tas gal būna nuostabiausia. Nesakau, ten su tom visom peripėtėm labai ten po to toli nuklysti ir tik tai vien žodis išlieka galvoje. Tai va, tiek. Aš labai trumpai. Labai trumpai. Ne, man tiesiog, vat, kaip sakėt, ar ne, mes iš institucijų esam šališki. Tai aš šališkai stebiu, vat, ką daro Arvydas ir tai yra, vat, ką ir kolega šnekėjo auditorijai, tai yra lyderystė, žmogus yra padaręs tiek daug, tikriausiai šiuo metu labiausiai apdovanotas Panevėžio kūrėjas, visus apdovanojimus visiškai susirinkęs, bet tai ateina iš jo, jisai, Arvydas be stabdžių, dabar jisai eina, daro, nes jisai turi idėjų, minčių ir tas jam atsiveria galimybės, atsiveria erdvės, arba dažniausiai tiesiog jisai pats susikuria tas galimybės. Tai čia Panevėžys tą gali ir Panevėžys tą turi ir ne tik iš Arvydo perspektyvos, bet apskritai tai yra atviras miestas, kai tu gali daryti iš esmės pakankamai ką nori, atrasti erdvės. Čia yra to potencialo. Svarbiausia - originalios idėjos ir tos originalios idėjos atras vienur ar kitur tą vietą. Kaip Aukštaitijos vandenys, labai fainas buvo projektas. Mes su vaikais važiavome, tas žiauriai patiko. Tas rezervuaras, tas ekrane irgi labai fainas. Aukštaitijos vandenų projektas buvo paminėtas publikoje. Netrukus jau paskutinį klausimą diskusijos dalyviams aš užduosiu, nes mūsų laikas ištiksėjo, bet paskutinė galimybė ir auditorijai sureaguoti. Pasisakymai ir klausimai taip, prašau. Kultūrinės veiklos atsiperkamumo principas. Kiek žinau, visos valstybinės kultūrinės įstaigos yra statomas tą sąlygą ir man atrodo, kad tai ydinga savaime, nes visada reikia eiti kažkokį kompromisą su kokybė, bandyti patikauti publikai, kad kažkiek tas atsiperkamumas būtų parodytas. Kaip jūs požiūrite? Sutrauksiu klausimą apie kultūrinės veiklos atsiperkamumą kaip keliamą sąlygą ir ydingą anot žmogaus sąlygą kultūros institucijoms. Kokie jūsų pastebėjimai? Pasakysiu, kad irgi apibendrintai, kad tarsi visokių variantų pasaulyje yra, bet šiaip, jeigu kalbant apie inovatyvius reiškinius, kurie veda procesus į priekį, tai aš turbūt nežinau šalies. Aš galiu pasakyti, Australijos nenagrinėjau, ten Naujosios Zelandijos, Lotynų Amerikos. Afrikoje nelabai turbūt yra pavyzdžių.
tokių jau politikos, tai nėra visuomenių, kuriuose jos nefinansuotų dalinai ėjimų į priekį. Čia lygiai tas pats, nes tenka ginčytis su tais, kuriems kultūra neįdomi. Moksliniai atradimai, reiškia, jie galite išradinėti farmakologijai, turėti medicinos pramoniai didžiulius pelnus ir ten būtų, reiškia, milijardus pelnų gaminti, bet jūs turite iki tol fazę mokslinio eksperimentų visose srityse. Tai yra visuomenės finansuojama, nes po studentai, tai laboratorijos, nelaboratorijos, tai kultūra šiuolaikinė, inovatyvioji ir yra ta mokslinis eksperimentas. Aš dabar nevardinsiu pavardžių, kai kurie mūsų dirigentai ar režisieriai dabartiniai arba iš praeities yra vieni tam tikri Vilniaus, reiškia, senamiesčio nekilnojamo turto magnatai, reiškia, aš neįlysiu juos minė kišenę, bet jie iki tol praėjo visą kitą. Tai aš, reiškia, nėra to, nereikalauja valstybės atsipirkamumo, kita vertus reiškia, kad kuo daugiau būtų generuojama lėšų, nes aš irgi nenoriu viešai vardinti, reiškia, dabar nevaldau informacijos dabartinės, yra valstybinių institucijų, kurios, reiškia, 5% maždaug generuoja lėšų nuo dotacijos, tai tokių atsiranda, nes tos lėšos šiek tiek rodo, kiek iš tikrųjų ateina žmonių. Tai čia nėra vieno algoritmo, vieno atsakymo. Pas mus, tai mūsų tokiuose valstybėse, kaip mūsų, finansuoja vis tik, reiškia, valstybė ir savivaldybės. Tarkim, JAV kitaip veikia, daugiau finansuoja visuomenė, bet jinai yra auklėjama nuo mažens, kad tu turi, beveik kiekvienas amerikietis sąmoningas, arba jis ten dedasi prie našlaičio, arba prie vėžio, ar kažkokio fondo, reiškia, savom lėšom, nes jis žino, kad jam tai gerai. Tai žodžiu, bet kokiu atveju tam tikra visuomenės dalis, tai žodžiu, aš netikiu tuo, kad galima, yra pavyzdžių, kur veikia kitaip, bet bendraja prasme aš netikiu tuo, kad įmanoma, reiškia, pažanga be kofinansavimo sąmoningo tikslingo. Tik irgi dar vienas dalykas, kur irgi pasakysiu ereziją, kadangi turi autonomijos universitetai ir taip toliau, dabar Lietuvoje yra prigaminama per daug jaunimo, kuris mano, kad jis, kaip tarybiniais laikais, jūs būsite menininkai ir čia viską jūs turėsit. Tai yra perprodukcija, čia vėl atskira tema, labai irgi sudėtinga ir jautri. Tai aktorių kiek prigaminama Lietuvoje per metus ir panašiai. Tai turbūt visų jų, ko finansuoti, visuomenė nebus įgali. Tai ta prasme, kaip suras balansą, aš nežinau teisingo algoritmo. Keliaukime prie apibendrinimų ir paminėsiu nacionalinę pažangos programą kaip tokį oficialų dokumentą, kuriame nurodyta, kad iki 2030 metų siekiamybė yra, kad 95% Lietuvos gyventojų turėtų prieinamumą prie kultūros paslaugų. Apibendrinant visą tai, ką mes čia apkalbėjome, galbūt liko kažkas neišsakyta. Tai kaip manote, utopinis šitas likusių 6 metų tikslas, ar vis dėlto ta misija yra įmanoma ir mes keliaujame teisinga linkme? Iki 30 metų, taip. Tai pradėkim nuo Arvydo. Ir taip ratuku. Čia per 6 metus, ar ne? Tikėjimas visada būdavo geras dalykas, žinai, siekiamybė didesnių dalykų ir įsivaizdavimas, kad yra kažkas, ko tu niekad galbūt nepamatysi, bet yra, žinai, kažkokia tai šventenybė. Kad realu, kad pats žmogus nėra toks, kad lengvai įsodinamas į kažkokią, žinai, tai vėžės, kas nors. Taip, siekiamybė, bet tikrai tai yra kartų jau klausimas. Taip, tu gali, žinai, nebent tu žiauruoji dalykai, tu nušluoji ir iš naujo pradedi, žinai, visus sodinti. Taip nebus, nes mes keičiamės ne taip, kad supranti, visus patraukiam ir naujus, galbūt tada, bet ir tai bus, o čia man lempos nepatinka, čia kas nors, tokie aspektai atsiranda. Ir mes, taip po truputėlį mes kiekvienas, pavyzdžiui, iš senelių pasiemam, pasilieka kažkas, mumise ar ne, mes po to saviem, žinai, perdavinėjom ir tas toks, mes norim gal utopiškai įsivaizduoti, kad mes greit pakeisim, bet čia greičiau, nebus kaip lemputės įjungims, man toks. Galim įsivaizduoti, bet sakau, čia tame, kaip čia pasakius, visada tokia teigiama gaida. Bet čia, sakau, iš asmeninės pusės tai visada tik tai tiek, kiek tu gali, tiek ir kuri to, žinai, šviesos pačios. Bet sakau, žmogus daugiau poreikių. Mes čia, aišku, labai siaurai kalbam, kas nors, čia mes norim gražiai aprengti žmogų, bet jisai, jiem ne tas dabar rūpima iš vis, ne toks iš vido aspektas. Taip, mes didžiuosiuose miestuose ten visi laimingus, bet irgi dažniausiai atsiranda tas, kad mes tik tai gražiai atrodom. Bet nesam,
turtingi, nu, vidum. Žinai, kaip būna, vat, sakau, man tas, bet čia sakau, visiems dabar sakau, kurios sutinku, kad vienai knygai buvo parašyta, kad žmogus, jam pabodo triukšmas aplinkui visur, visi kalba, visi turi nuomonės, dar kas nors ir kiekvieną kartą norėdamas pasakyti nuomonę, sako, aš įsikasdavau 3 kartus savo liežuvį. Ir tas žmogus nugyveno visą gyvenimą tyliai ir ramiai. Gal ne, nu, žinai, kaip būna, kad kalbėti jo, bet ar veiksmai kažkokie prasideda, dažniausiai ne ir pasibaigia va. O kalbant apie kultūros politikos tuomet tą viziją, kadangi Audronis paminėjo, kad didžioji dalis mūsų politikų patys yra augę kultūrinėje atskirti ir atsineša tą mentalitetą paskui jau priimdami sprendimus, tai kaip vertinate tą apskritai politikos, ne tik kultūros politikos viziją, ar jinai mus atves iki to 95% skaičiaus? Kas nori pasisakyti? Aš tai manyčiau, jeigu 6 metai nerealu, jeigu mes paimkim dabar esančią situaciją. Jeigu mes paimkim tokią situaciją, kad yra neribotas biudžetas, yra neribotos galimybės, yra niekas mūsų neriboja, nėra opozicijos, yra, nežinau, visos Lietuvos tikriausiai mastų tai ne, bet jeigu, nežinau, paimtumėm, pavyzdžiui, Panevėžio regioną ir kad 95% gyventojų pasiektų kultūra ir menas, ar ne? Tai, man atrodo, yra realu, bet nerealu su dabartinė situacija. Tai daug ką reiktų labai pakeisti, bet pabandykit, užduokit šitą iššūkį, žiūrėsim, ką padarysim. 10-metis, man atrodo, bet čia yra labai daug sisteminių tose problemų, kurios nuo mūsų nepriklauso. Mes imkim darželius, mokyklas, visą sistemą, kuri nedirba tam tikslui. Tai, ne. Taip ir ne. Tas ir galim padaryti, ir negalim padaryti. Kol lauksim 30 metų, tai galim kiek 3 kartus įsitraukti. Taip, matau, jau Audronis nori pasisakyti. Tai turbūt iš mano kalbų supratot, kad aš labai skeptiškai žiūriu, tai tokie akcentai. Susitarti reikia, kaip iš pradžioj sakiau, ar dalyvavimas Jungėnų kaimo kapeloj, ar Skuodo rajono kažkokio miestelio kapeloj, yra tas pats kaip galimybė vaikščioti kasdieną Vilniuje filharmonijai koncertus. Jeigu tas pats tai ir dabar yra, nes pagal tyrimą, kuris buvo padarytas prieš kelis metus ministerijos, reiškia, Sukurk Lietuva vienos iniciatorės mergaitės, reiškia, ten sakoma, ten labai įdomus skaičiai, ten 74% jau dabar pasiekiama, ir 95, ir 99 pasiekia ir taip toliau. Tai jeigu tas dalyvavimas kapelų yra tas pats, kaip žiūrėti filharmoniją kas vakarą, tada ir dabar nieko nereikia keisti. Jeigu ne, tai tada klausimas, reiškia, ar mes, jeigu manome, kad tas pasiekimumas, reiškia, to paties, kas matoma Vilniuje filharmonija arba Kauno, kad turėtų galimybę pasiekti visi Lietuvos gyventojai, tada sekantis klausimas, kaip mes interpretuojam pasiekiamumą. Aš domėjausi taip, bet nėra baisiaiškios, reiškia, statistikos, kiek suprantu, asmeninius automobilius valdo, grubiai šnekant, čia grubiai sakysiu, nes skirtingai nuo 1/4 iki pusės, reiškia, šeimų ūkių. Plius šeimos būna skirtingos su vienu vaiku, bet ten su vienu tėvu, mama, tėtis, įgalėjai, neįgalėjai, aš, pavyzdžiui, nevairuoju iki šiol, mūsų šeima nėra įgali, reiškia, nevažinėja. Tai, ta prasme, tada klausimas, kad nuvažiuoti, reiškia, padaryti ten pusmečio iššūkis iš Skuodo rajono, nuvažiuoti į Vilnių, pasižiūrėti Snieguolio 7 nykštukų, pernakvoti Vilnių, kiek jums kainuoja biudžetas, reiškia, atstumas. Ir tada perinam prie kito labai smagaus, reiškia, o čia nuvažiavam su Indre, reiškia, to pačiu autobusu, aš, jeigu norit Facebook'e pažiūrėkit, aš toks irgi labai bjaurus esu, aš labai dažnai dedu tualetų į traukinį, į Visaginą, reiškia, vaizdelius. Tai, ta prasme, tada žiūrim susisiekimos ministerijos, reiškia, ūkį. Tai, kai Lietuvoje veiks, kai į Varėną ir Turmantą Visaginą bus galima visų metų bėgėje nuvažiuoti traukiniu su tualetu veikiančiu, ir mamos galės su vaikais juos ten nuplauti kūdikius, ir neįgalėjai galės įlipti tuos traukinius. Tai čia atsakymas, tai tada reiškia, jau bus galima bent jau su viešbučiu, nes galiu pasakyti, iš Visagino arba iš Skuodo daliai žmonių fiziškai nepasiekiama, nes tai tiesiog yra nerealu. Tai kai susitvarkys pasiekiamumas, reiškia, kai traukiniai bus panašus kaip Kazakstane bent jau, reiškia, arba, reiškia, Estijoje, tai tada ir tas pasiekimumas išsispręs. Bet kadangi mes per 30 plus metų to dar nepadarėm, tai jeigu jūs kalbat net apie tas viešas deklaracijas, visokias oficialias programas, net to nebus. Ir aš galiu lažintis dėl to.
Gerai, tai gal lažybų pasiūlymų mes ir pabaigime šį mūsų pokalbį. Aš dėkoju čia susirinkusiai Panevėžio bendruomeniai, taip pat ir pašnekovams, tai Audronis Imbrasas, taip pat Laurynas Valkiūnas, šalia jo Vilius Vaitiekūnas, Vaida Andrijauskaitė, Jolita Puleikytė ir Arvydas Gudas. Aš Indrė Kaminskaitė dėkoju ir tiems, kas mūsų klausėsi arba vėliau pasižiūrės šį įrašą Facebook'e, Kultūros ministerijos inicijuota tarp eilučių ciklo diskusija, kuri taip pat dabar ir Kultūros erdvių festivalio dalis. Kultūros erdvių festivalis visą šį savaitgalį, tai galite dar ir skirtingas jums atveriamas erdves pamatyti. Ačiū ir gražios dienos, gražaus šeštadienio.